Gerbiami iškilmingų posėdžio dalyviai, šiek tiek leiskite pakeisti scenarijų ir atsižvelgti į mūsų gerbiamo ministro prašymą, kadangi jis turi išvykti, ir dabar suteikti jam sveikinimo žodį. Prašom, gerbiamas Raskevičius. Now the floor will be given to the Minister of Agriculture of the Republic of Lithuania, Mr. Kazimieras Narkevičius. Gerbiamas rektoriau ir naujai inauguruotas garbės daktarė Šankaros grupės instituto prezidentė Čedarų, man labai malonu Jūs pasveikinti čia Lietuvoje gražų rudens pavakarį, kai Jūs sveikina puikiai mūsų gamta, su įvairiom spalvom pasipuošę medžiai. Tai yra lietuviškas ruduo, kurio jūsų šalyje tokio tikrai nėra. Dear guests, dear members of the Senate, dear rector, and the newly inaugurated Dr. Honoris Causa, I would like to welcome you to Lithuania on this beautiful autumn day, and I think that this weather which we have today is very specific to Lithuania, and you may not have it in your country, India. Ir šis garbės daktaro vardas yra kartu garbė ir mūsų geriausiam Baltijos valstybėse universitetui, Stulginskio universitetui, nes ryšiai užsimezga tarp Lietuvos ir Indijos ne tik tai vyriausybiniam lygyje, bet ir universitetiniam. And it is a big honor to Alexander Stulginskis University to have you as Dr. Honoris Causa, and especially keeping in mind our cooperation between Lithuanian and Indian institutions on both the governmental level and higher education institution. Mes žinome Indijos mokslą kaip priešakinį šiandien pasaulyje ir naujausios technologijos, vienas iš naujausių technologijų gimsta arba būna šalis, kurioje būna jos išbandomos ir pateikiamos visam pasaulyje, būtent yra Indija. We know India as a country in the forefront of agricultural sciences and development, and it is a very big achievement of your country to develop the most modern techniques in the sphere of agriculture. Ir iš tikrųjų sekantis žingsnis tai pasikeitimas jūsų ir mūsų šalies naujausiom technologijom ir svarbiausia, kad tos technologijos pasiektų mūsų mokslo, kaip sakoma, kiekvieno mokslo tikslą, tai praktika, o praktika tai yra mūsų ir jūsų žemės ūkis. And our next step of cooperation would be the exchange of the know-how and technologies in the development of agriculture in both countries. Dar kartą, gerbiamas Čedarai, jūs nuoširdžiai sveikinu ir linkiu, kad šios regalijos iš tikrųjų įpareigos abi šalis, kad tas bendradarbiavimas tęstųsi, jisai virstų įvairių formų konferencijom ir tame tarpe, aišku, būtinai studentų mainais. I once again congratulate you on this special day, and I hope that new regalias will be useful to you in your future works. Sveikinu ir tikrai atsiprašau visų, kad sujaukiau darbotvarkę, bet jinai pas mane irgi yra įtempta ir 4 valandą jau turi būti kitam susitikime
kitoje svarbioje taip pat svarbioje susitikime. I thank you for the attention and sorry for ruining your program because at 4 o'clock I have to be Žodžių suteikiamas Aleksandros Stulginskio universiteto garbės daktarui, Indijos Šankaros aukšto mokslo institucijos grupės prezidentui Shri Sant Kumar Chaudhary. Dear guests, the floor is given to Mr. Shri Sant Kumar Chaudhary, President of Shankara Group of Institutions. Honorable Minister for Agriculture, Republic of Lithuania, Sri Ganjash, Chairman of University Council, Dr. Edwardis, Chairman of University Senate, Professor Ramantosh, Ambassador in charge, and great friend of our nation, Mr. Petras Simelinius, and his lovely wife, Mrs. Indre. Sveikinu visus susirinkusius čia savo ir savo šeimos vardu. Great rector of great university of the great nation, Republic of Lithuania, Sveikinu didįjį rektorių Didžiojo universiteto Didžiosios Lietuvos. And we are not come only one or two, along with my only family member. We have a large delegation from our country. Mes siunčiame linkėjimus iš mūsų didelės valstybės Indijos. We are having here Mr. Ernest Sharon. He is the President, India Baltic Business Chamber. We are having Subhash Chandra. He is the Vice President, Indian Baltic Business Chamber. Sveikiname įvairių institucijų Indijos, įvairių institucijų vardu. All other members from delegation. Ir visų delegacijos narių vardu. Honorable member of this institution, Senate members, member of council, faculty members, tarybos narius, fakulteto narius, and very good students of this, one of the best institute of this nation, Agriculture Institute. Today, I feel proud to be here. I do remember a few years back when I met then His Excellency Mr. Petras Simelinius in Delhi, and after first meeting only, we became one of the closest friends, and the way he treated us, there was an occasion in my institution, in Shankara Group of Institution, where we invite talent from different parts of the world for academic, for sports and for cultural exchange program. Aš prisimenu pirmus kartus, kai mes susitikome Indijoje, Naujajame Delyje ir pakviečiau dalį iš jūsų atstovų į Shankara institucijų grupę pirmam pradiniam bendradarbiavimui.
I requested him to be the chief guest along with his lovely wife, and they agreed. They came to Shankara Group of Institution, and the way we started, that was just beginning, but today we feel small seed has become a big tree in the form of relation. Ir iš šito mažo bendradarbiavimo išaugo, iš mažo bendradarbiavimo sėklos išaugo didelis derlius. Ir man dabar didelė garbė matyti, kaip tas bendradarbiavimas vystosi toliau. With this collaborative relation, a small seed now is ready to give flowers and fruits. Dabar maža sėkla išaugo į gražias gėles ir didelius vaisius. When we agreed after a long discussion with Mr. Petras Menendez and his colleagues, we agreed that having same nature, having same culture, and we are having great future for both nations, we agreed that we have collaboration in education, in agriculture, in technical education, in health too. Ir man labai smagu, kad tarp mūsų šalių yra daug panašumų kultūros, išsilavinimo ir mokslo srityje. Very soon day came when we all Shankarites were celebrating, when a group of celebrities came to our Shankara Group of Institution for cultural exchange program. Ir mes didžiuojamės, kad Shankara institucijų grupiai vyksta toks darbas ir švenčiame jubiliejų. This was just beginning. By this we came closer, and then it was the next step when a great day came, when we received great rector of this great institution, Professor Anantnath Mijulinas, who came along with his team, and after discussion we finally decided that we'll go for collaboration, and we have signed an agreement that under the exchange program, number of students will be coming from India to your university, and the same way today I feel proud to announce that any student who will be coming from this institution to Shankara, 10 students will be given free education, whoever is coming from this great university. Žingsnis po žingsnio mūsų bendradarbiavimas išsivystė į didelę programą, kurioje dabar gali dalyvauti ir studentai mainų programoje, ir mokslininkai pasikeitimo programose. Ir mes, reiškia, turime pasirašytą didelį susitarimą dėl bendradarbiavimo vystymo. And it's just a beginning. I hope that this relation will go forever, and this will make as strong as possible in all sectors, in agriculture, in education, in technical education, and in cultural exchange program also. Ir manau, kad tai plėsis ir vystysis trijose srityse: aukštojo mokslo, žemės ūkio srityje ir techninio išsilavinimo srityje. Today, honor what you have given to me, my family, and my Shankara Group of Institution. My whole institution is ready to repay in any means, and I will never forget. I will see that my whole institution will continue to help each other, and this to make this relation as strong as possible. Ir kalbu asmeniškai savo šeimos vardu ir savo institucijų grupės kolektyvo vardu, tikėdamasis, kad mūsų bendradarbiavimas ir ryšiai plėsis ir vystysis toliau. There is a lot to say, but today we have great honor, and I hope I will continue with this spirit. I have visited this labs
I have found this, you are having very good faculty members, very good infrastructure, and this will be not only for Lithuania, this will go for whole world, and any participant, any student who will be coming from other part of the world, they will be remembering you, they will ever remember your institution. Galima būtų kalbėti dar daug ir pasakyti gražių dalykų, bet apsilankęs, reiškia, jūsų bazėje mokymo, pamačiau moderniai įrengtas laboratorijas, auditorijas, kitas patalpas. Ir manau, kad mūsų bendradarbiavimas bus svarbus ne tik dvišaliam santykiam, bet taip pat ir visam likusiam pasauliui. With this few words, I'm thankful to you all. Aš esu labai dėkingas jums visiems. Thanks to ASU, Legendous Education University, its honorable rector, vice rectors. Ačiū rektoriui, ačiū vicerektoriams už suteiktą garbę apsilankyti jūsų universitete. Senate members, council members, Senato nariams, tarybos nariams, all faculty members and students from this great university. Ir taip pat studentams šio puikaus universiteto. Press media, who is here and who has given this opportunity to say a few words. So once again, thank you very much. Ačiū už suteiktą galimybę pasakyti keletą žodžių ir dar kartą tariu lietuviškai ačiū. Once again, ačiū. Ir dar kartą ačiū. Sveikinimo žodį tarti kviečiu Užsienio reikalų ministerijos ambasadorių ypatingiems pavedimams, poną Petrą Šimeliūną. The floor is given to Mr. Petras Šimeliūnas. Labą dieną. Namaste. Good afternoon. Honorable Sant Kumar Chaudhary, congratulations to you, to your family. It's a really important day for me today because I think it's first honorary doctor from India in Lithuania. It's your university. Sant Kumar Chaudhary, suteikus jums garbės daktaro laipsnį. Thank you personally for supporting relations between Lithuania and India. Asmeniškai dėkoju jums už jūsų rūpinimąsi Lietuvos Indijos ryšiais. And for encouraging the exchange the students between Shankara Group of Institution and Lithuania. Ir tikiu, kad studentų mainai tarp Šankaros institucijų grupės ir Lietuvos universitetų vyks toliau. Gerbiamas rektoriau, senato nariai, dėkoju jums už šitą sprendimą. Iš tiesų, asmeniškai galvoju, kad tai yra toli žvelgiantis jūsų sprendimas. Ir tikrai šitas jūsų sprendimas prisidės prie santykių tarp Lietuvos ir Indijos ne tik švietimo srityje, bet ir kultūros, ekonomikos vystymo. Dear Rector, dear members of the Senate, I thank you for the possibility of you to award the title of Doctor Honoris Causa to our Indian guest.
And I strongly believe that this cooperation will be very fruitful for both Lithuania and India in different spheres of life. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs suprantate Indijos ir Azijos svarbą Lietuvai ir Europai. I'm very happy that you understand the importance of India and Eurasia in general to Lithuania. Bendradarbiavimas tarp Indijos ir Lietuvos mokslo institucijų atveria kelius ekonominiam ir kultūriniam bendradarbiavimui. The cooperation between Lithuania and India opens the ways in different spheres of cultural life and science. Ir šiandien tą progą mes turime didelę verslo delegaciją iš Indijos, vadovaujamą dr. Šarono, Ernesto Šarono. And today, as a result, we have a big delegation from India, led by Dr. Shri Sant Kumar Chaudhary. Aš asmeniškai labai dėkoju dr. Šaronui, tai jisai pirmas pradėjo tą tokį bendradarbiavimą tarp mokslo, švietimo institucijų ir tarp verslo bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Indijos. Dr. Sharon was the first to establish the relationship between Indian and Lithuanian institutions. Aš tikiuosi, kad šita proga, šita šventė bus didelis impulsas ateities bendradarbiavimui tarp Žemės ūkio universiteto. And I strongly believe that today's event will be a big impulse for the cooperation between Aleksandras Stulginskis University Shankara Group of Institutions. And Shankara Group of Institutions. Ir čiut nepamiršau pasakyti, kad man šis universitetas labai brangus ir asmeniškai. This university is very dear to me. I don't know what to say it. Aš puikiai atsimenu, kada baigęs, anksčiau buvo Kauno Politechnikos institutas, dabar Kauno Technikos universitetas. At present, the university is called Kaunas University of Technology. Turėjau garbės trumpai dėstyti jūsų universitete. And I had the honor to teach at your university. Ir kiek atsimenu, tai buvo prieš 19 ar prieš 18 metų. As far as I remember, it was about 18 or 19 years ago. Aišku, aš vėliau atvažiavau, visko nemačiau, bet pirmas laikas, kai jūs visiškai pasikeitėt ir... My first impression after coming here is that you have completely changed. Ir tapote lyderių Baltijos šalyse. And have become the leader in the Baltic countries. Tai iš tiesų rektoriaus ir senato nuopelnas ir aš linkiu jums sėkmės tapti lyderių tarp Baltijos šalių ir Azijos. And seeing this, I wish you big success in the development of your educational programs and become leaders not only in the Baltic countries, but in the rest of the world too. Ir dar kartą sveikinu Sant Kumar Chaudhary šitą garbingą progą. Once again, I congratulate Mr. Chaudhary on this big event. Dėkojam gerbiamam ambasadoriui. Dabar sveikinimo žodį dar tik kviečiu universiteto inžinerijos fakulteto dekaną, docentą daktarą Rolandą Domeiką. Now the floor is given to Mr. Romualdas Domeika, the Dean of Engineering Faculty.
Gerbiamas Shankara institucijų grupės prezidentė, dear President of Shankara Group of Institutions, Aleksandro Stulginskio universiteto garbės daktarė, Dr. Honoris Causa of Alexander Stulginskis University, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto bendruomenės vardu noriu kuo nuoširdžiai pasveikinti Jūs su šiuo garbingu titulu. on behalf of the community of the Faculty of Agricultural Technology, Ir I congratulate you with this honorable title. noriu palinkėti Jums gerų darbų, prasmingų darbų, gerų idėjų įgyvendinimo. And I would like to wish you good ideas, much good health, Sėkmės Jums, sėkmės Jūsų šeimai, sėkmės Shankara institucijų grupai. big success to you, to your family, and Shankara Group of Institutions. Ir tikiuosi gero, prasmingo ir naudingo bendradarbiavimo. Nuoširdūs sveikinimai Jums. And we expect a fruitful cooperation between your institutions and our university. Once again, I congratulate you. Ar dar kas nors norėtų pasveikinti? Ar norėtų dar tarti Would žodį? there be anyone else who would like to congratulate our nominee? Atsiprašom, dar yra sveikinti. Good afternoon, everybody. So we are the members of Vytautas Magnus University Folklore Dance Group Žilvitis. And first we want... Vytauto didžiojo universiteto liaudies šokių grupės Žilvitis atstovai. Yes, and first we want to congratulate you and to thank you one more time for that incredible journey that we had last year in India, and best wishes from Žilvitis. Norėčiau dar kartą pasveikinti ir padėkoti už mums suteiktą galimybę aplankyti Jūs Indijoje. Gal dar kas norėtų tarti žodį? Ir pakviestų dar svečias mūsų, garbės daktaras norėtų. Now, as a token of love from Shankara Group of Institution to President, Senate Council and Honorable Rector of this great institute, then